Sveiki visi, šiandieną esame svečiuose pas Aleksandrą Kaupą, Lietuvos jūrininkų sąjungos pirmininką. Šią gražią popietę lankomės gražioje vietoje ir noriu pasisveikinti. Sveiki, Aleksandrai. Aleksandras, mūsų jūrininkų vedlys. Tai paprašysiu Aleksandro šiek tiek papasakoti apie save, apie kokie vėjai nupūtė link jūros, link jūrininkų reikalų. Taigi, gal šiek tiek, kas jūs toks? Gerai. Ačiū jūs, kad, kaip sakyti, tikrai taip gražiai suvardinai. Kas be ko, kaip klaipėdietis, esu gimęs jūrininkų šeimoje. Net abejonių nebuvo, kad augo kapitonas, nes mano tėvas, mano dėdė buvo kapitonais. Ir klausimų nekylo, ko tapsiu. Bet laikas taip susisuko, kad augau tuo metu, kai dar klausėm tėvų. Ir tėvo žodis kažką reiškia. Ir kai baigiau mokyklą, norėjau stoti į aukštąją jūrystės mokyklą. Tėvas pasakė, kad mūsų šeimoje jūrininkų pakaks. Tai todėl teko staiga rinktis kitą specialybę. Išvažiavau į Vilnių, įstojau į tuometinį Vtechą Visiukus, statybininko specialybė, nes buvo pasakyta, kad tais laikais buvo garantuota ateitis, statyba, inžinierius ir taip toliau. Bet jūrų gyvenimas laiškai apsuko taip, kad likimas, kad jūra nepaleido, vis tik tas mano įsitikinimas, kad būsiu jūrininkų apgręžė grąžino į Klaipėdą, grįžau iš Vilniaus, dar kurį laiką kažkiek čia su tom savo statybom atseit kažką darėm, bet baigęs tuo, kad iš tikrųjų pakvietė mane, buvo įkurta uosto direkcijoje, uosto dispečerinė ir mane pakvietė ten dirbti dispečeriu. Tai va tokia mano grįžimas, tokia istorija grįžimo prie jūros ir iš tikrųjų, kaip aš sakau, jūra pagavo ir nebepaleido. Kaip tas nepaleidimas, kaip dėja tik šiandienos, kai atrodo ne jūrininkas, o vis dėlto rūpinatės jūrininkais. Tai bet kokiu atveju aš manau, kad jūrininkai be kranto apskritai nelabai ir išbūtų, ne? Tai tam yra laivai, remontai, uostai, tam jūrininkams reikalingas uostas ir kad jais rūpintųsi. Tai matyt, mano likimo paskirtis ir buvo tokia, kad rūpintis jūrininkais. Tai labai daug teko bendrauti su visa to kartinė mano tėčio žnatilsio, kaip sakyt, draugais, šileriais, daug su juo bendrauta ir kalbėta kaip kitose uostose, bet ir kaip minėjau, mane apsuko gyvenimas, atitraukino sausumos ir atsuko veidų į jūrą vėl. Ir uostų dispečerinį teko rūpintis būtent laivais, kurie atvyksta į uostą, jūrininkais, kad jiems visko nieko netrūktų, kad būtų patogu išlipti, lipti laivą, visą kitą. Tai uostų priežiūros tarnybą išdirbau 22 metus, o viso uosto dirbo 23. Ir kaip mes visą laiką su Sigitu Šiliu juokaudavom, kad dažnai juokaudavom ir juokais net kartais atsipykdavom, kas svarbiau, ar uostas ar laivas. Aišku, kaip sakyt, diskusijos nieko nesibaigdo, bet ir taip ta jūra mane atgal ir pristatė. O su laiku matyt pasisekė taip, kad ir dar išėjau iš uosto, matyt ten nebeužteko man to artumo jūrininkų ir tapau Lietuvos jūrininkų sąjungos pirmininku. Šaunu, tai tikrai džiaugiamės, kad Aleksandras vadovauja šitai sąjungai ir tikrai glaudūs ryšiai, smagios šventės. Pastaruoju metu ir vyko Dangės ralis festivalis, kuris tikrai paliko įspūdžius mums ir mūsų kolegoms. Aleksandrai, vadovaujat sąjungai, Lietuvos jūrininkų sąjungai. Daug tų sąjungų Lietuvoje yra. Kas vis dėlto tai yra jūrininkų sąjunga, kuo jį rūpinasi kartu su jumis priešaky? Taip, Lietuvos jūrininkų sąjunga reikia paminėti pirmiausia, kad tai yra profesinė sąjunga. Taip, mūsų pavadinime nėra žodžio profesinė, bet tai reiktų suprasti, kad tai yra jūrininkų profesinė sąjunga. Pagrindinė mūsų užduotis tai yra rūpintis jūrininkais, jų socialinę gerovę, nes su tuo aš susidūriau ir buvusiam darbe, kai su jūrininkais tekdavo bendrauti, kad tuo atžvilgiu, kad dažnokai
prieš 20 metų, prieš 30 būdų tokių atvejų, kai palikdavo laivus, be priežiūros savininkai numesdavo už skolas ir tuomet jūrininkai irgi likdavo laive, negaudavo atlyginimo ir jais kažkas turėtų rūpintis. Tai vat, mes priėjom prie to, kad iš tikrųjų Lietuvos jūrininkų sąjungos pagrindinė užduotis, pasikartosiu, tai yra rūpintis mūsų nariais, jų gerovė, kad jos laivuose, kaip sakyt, neengtų, laivuose būtų sudarytos patogios sąlygos darbui, šiais laikais tai yra privaloma. Šitoje veikloje mums labai padeda tai, kad mes esam Tarptautinės transporto federacijos nariai ir Europos transporto federacijos nariai, todėl jaunimui ir mes šnekam, kad kurie baiginėja aukštąją mūsų akademiją jūrų, kad nebijokit užsienyje dirbti. Mes su jumis esam, mūsų Tarptautinė transporto federacija turi virš 160 inspektorių po visą pasaulį. Tai yra jūrininkas bet kuriam uoste jausdamas, kad ją su juo elgiasi negerai, nedamoka atlyginimo arba jo netitinka darbo sąlygos sudarytos, parodytos, surašytos kontrakte, jis gali kreiptis į bet kurį inspektorių, bet kuriam uoste arba tiesiog į ITF-ą ir jis gaus visada atsiliepimą, jis gaus pagalbą, vis laik pasirūpinta bus ir jo bus pasirūpinta. Iš tikrųjų, kad suprast skaičiais, per praeitus metus, per 24 metus, mūsų inspektorius, kurį mes turim Klaipėdai, mes turim irgi ITF inspektorių, kuris yra mano pavaduotojas, jisai per metus išrūpino, reiškia, jūrininkams nedamokėtų atlyginimų beveik 500 000 000 eurų. Vienas inspektorius. Čia vienam jūrininkui? Ne, tai čia per metus. Vienam jūrininkui tai užtektų ilgam turbūt. Ja, ir inspektorių darbas yra pagrindinis tikrinti laivus, tikrinti trečių šalių laivus, būtent, kurie yra mažiau kontroliuojami, kad ten atitiktų, kaip aš minėjau, jūrininkų darbo sąlygos ir jų mokamas atlyginimas. Tai šita darbo apimtis yra gana didelė, nes patys turbūt suprantat, kad didžioji dauguma jūrininkų dirba užsienio šalyse, toli nuo namų, kas turi, kad nedažnai turi kažkokių problemų ar kažkokių klausimų iškylančių, visada jie gali kreiptis į mus, mes jiems padedam. Tarkim, jeigu atsiranda teisinės nesutarimas tarp darbdavio ir jūrininko. Tai pasikartosiu, būtinai, kad įsimintų visi jaunimas, kad nereikia nieko bijoti, visai bus pasirūpinta ir tais net atvejais, sakykime, net kritiškais atvejais, kuomet darbdavys nesumoka atlyginimo ir tenka grįžti, mes visai pasirūpinam, kad jis turėtų galimybę grįžti. Kas be ko būna, žmonės susirga, tai mes padedam ir ligos atveju. Tai yra, Lietuvos jūrininkų sąjunga turi 2 paketus, tai yra teisinis finansinis pagalbos ir antras, aišku, paketas yra socialinis, kuomet jūrininkai gali kreiptis į mus ir mes jiems sudarom galimybės atostogauti Bulgarijoje, kur mes turim įsigiję kelis apartamentus. Tai yra įvairios nuolaidos įmonėse, kur suteikiamos jūrininkams kažkokios nuolaidos. Tai yra viena iš dalių, kurią pagrindinių užsiema Lietuvos jūrininkų sąjunga. Pasikartosiu, man svarbu, kad tai visi suprastų, rūpinamės jūrininkais nuo iki. Taip pat mes sudarom kolektyvinės sutartis su darbdaviais, kuriuose numatomos sąlygos geresnės, stengiamės išrūpinti sąlygas geresnės negu įprastai. Tai va, šnekant apie pagrindinį darbą. Antra dalis mūsų darbo, kas be ko, yra tai, kad norim, kad būtų daugiau jūrininkų jaunimo pakviesti. Ir visą tą idėją man primena mano tėtė visą laiką, kai jis sakydavo, kas padarys tai, jeigu ne jūs. Ir aš atsimenu, kai jie pasakojo, tai tų 60 metų, praeito amžiaus jūrininkai sakydavo, jie tos romantikos norėjo pinigėlio, kas be ko uždirbti ir pamatyti užsienį. Tai buvo tokie 3 parametrai, kurie vedė juos, jau labiau, kad mūsų Lietuva yra agrarinė šalis, iš tos gilesnės šalies dalies, kur yra Aukštaitijoj Suvalkijoj dauguma dabartinių augusių kapitonų yra iš ten, jūrininkų, tai jie čia atvyko. Šiais laikais mes aiškinam ir sakom jaunimui, kad jūra yra galimybė baigus mokslus iš karto dirbti. Ne viena specialybė kita neužtikrina tai, kad bus darbas. Baikit IT, baikit teisę, tai dar reikia paieškoti, kur dirbti.
kiek aš žinau, praktiškai visi baigę Lietuvos jūrų akademiją turi darbą iš karto. Būtent laivavedžiai, mechanikai. Ir mes apie tai šnekam, tai yra dar ir Lindenau mokymo centras, tai mokykla, ten irgi jie visi yra išlaivomi, nes yra didžiulis poreikis jūrininkų. Visam pasaulyje trūksta beveik 305 000 vien karininkų, nešnekant apie denio jūrininkus, kur reikia dar daugiau. Todėl mes norim paaiškinti jaunimui, kurie galbūt nežino, kad yra tokia galimybė dirbti jūrai ir jų tėvams. Kad dabar jie baigia mokyklas, dažniausiai renkasi lengviausią kelią, išvažiuoja į Skandinaviją, braškių rinkti, namus statyti ir taip visą kitą. Bet yra paprastesnis kelias baigti mokslus čia, 2, 3, 4 metai mokslų Lietuvoje ir tu turi nuolatinį darbą. Ir įdomu, ir visą pasaulį pamatai, neretas kapitonas ar jūrininkas pasakoja, kad jis per pirmus 4-5 metus darbo apeina visą pasaulį, 1 kartą, 2 kartus skaičiuoja jūrmylėm, kiek jie praplaukia. Vat būtent turbūt ta idėja yra viena iš svarbiausių, kad visus tos darbus ūkiuose, statybose ir kitam tokiam gal žemesnio lygio aptarnavimo sektoriui ir tokiuose nepopuliariuose tarp jaunimo tarpe, kurie ir išmaino tas galimybės jūroje užsidirbti, apkeliauti ir galų gale gyvenimą pasistatyti gimtinėje, išmaina į darbą užsienyje. Ir emigracija automatiškai. Jo, emigracija ir pilnai neįvertina, kad yra alternatyvos būtent tam emigravimui. Taip, tai ačiū ir jums kaip partneriams ir visai jūsų jūruomeniai, kuri susibūrė pasisekė suburti stipriau per paskutinius kelius metus ir būtent rodyti šitą aspektą jaunimui, kad viena iš pagrindinių dalykų yra tai, kad jūrininkas laik grįžta namo pas savo šeimą. Darbo sąlygos laivuose tikrai yra pasikeitusios. Jeigu anksčiau įsivaizdavo mechaniką, kad jis visas tepaluotas su raktu vaikšto ir neišlipa iš 50 laipsnių patalpos kažkokios nedapatinės denio, tai dabar tokių dalykų nebėra. Ir kas be ko, tas darbas jau visai yra kitos kvalifikacijos. Yra galimybė tobulėti, yra galimybės laik uždirbti daugiau pinigų. Ir mūsų buvo ta idėja, kad tai reikia danešti tiems žmonėms giliau Lietuvoje apie tai, kad yra tokia galimybė. Bandėm kelis projektus. Pirmas buvo mūsų toks jūrininkų skveras kartu su akademija, kartu su jūrų muziejum, su keliais partneriais. Mes per jūros šventę pristatinėjom galimybės dirbti ir jūroje. Bet jūros šventė buvo toks kaip ir geras laiptelis, bet iš tikrųjų žmonės į jūros šventę atvažiuoja pailsėti, pasiklausyti muzikos ir todėl jiems toks požiūris į tą darbą nelabai buvo aktualus. Bet vis tik to reikėjo matyti, nes per vieną iš tokių skverų mano kolega Artūras, jis yra kriuingo kompanijos, jūrininkų įdarbinimo kompanijos vadovas, pristatinėjo ant scenos galimybę dirbti jūroje, jūrų laivų tipus pristatinėjo. Tuo metu vaikščiojo šeiminos su vaikais, tėvai. Aš visiems pasakoju šitą tokią istoriją, nes labai man aktuali kaip Matrica filmas. Ir Artūras pasakė, įvardino, kiek uždirba jūroje karininkai. Jis įvardino, sako, karininkai uždirba jūroje pradedant nuo 5-6 tūkstančių dolerių. Tai reikėjo matyti, kai visa minė sustojo, suaugę sustojo, vaikai nuėjo toliau. Tada mums padarėm išvadas, kad reikia ne tik vaikams rodyti tai, bet ir jų tėvams. Aš įsiterpsiu trumpai, aš pastebėjau, kaip jūs greitai pakeitėt kriuingo terminą į jūrininkų įdarbinimo įmonę, kaip naudojat karininkus, kai vis dėlto didžioji Lietuvoje suprantama karininkas tas, kuris aiškina tiem, kurie bėgioja su ginklais. Tai vis dėlto noriu paminėti, kad karininkas tai yra vadovaujančios sudėties jūrininkas, kuris savo pavaldume turi tam tikrų įgulos narių. Taip. Jo, tai karininkai, kriuingas, offshore'as ir visi kiti ir tokie terminai, aš manau, kad yra ganėtinai sunkiais. Dar ką ir norėjau paminėti, yra mechanikas. Mechanikas turbūt kokioje Utenoje arba ten, nežinau, Kaišiadoryse, tai yra tas, kuris gali prisukti varžtą palindęs po automobiliu. Mechanikas yra, noriu paminėti, kad tai yra tas pats karininkas, vadovaujančios sudėties
jūrininkas, specialistas kaip ir kapitonas, kapitono padėjėjai, laivavedžiai, tiltelio vadinamieji karininkai. Tai visus juos galime paruošti Lietuvos jūreivystės akademijoje, ką ir darom jau daugiau nei 75 metus. Taip, aš pat ir antrinsiu, tai kad akademija tai yra apskritai jūrininkams, Klaipėdos jūrų akademija, tai yra alma mater, ne tik alma mater, greičiausiai, bet daugiau kaip, sakykime taip, ką aš noriu pasakyti, kad baigęs mokytojo pedagoginio institutą žmogus gali padirbti pedagogų, pakeisti specialybę, bet jūrininkais nebūna buvusių jūrininkų. Taip, žmogus gali nulipti krantą, nebeiti jūrą, bet jie širdį visi myli jūrą. Ir kaip man įsikirti yra Sigito Šilio žodžiai, kad jūros nereikia nebūtinai mylėti, bet ją reikia gerbti. Ir tada tu su ja gyveni. Aš nežinau, daug klaipėdiečių turbūt priima ją, vėlgi, kaip jūra, važiuoja prie jūros, žiūri, bet tai yra skirtingi dalykai. Dirbti jūroje, būti jūroje, gyventi uždaroj erdvėj, kur ta pati įgula dirba mėnesį, du, susibūria į kartu, į komandas. Kas labai svarbu laive, tai yra komanda. Tai vat, man tai tas komandinis darbas yra be galo reikšmingas, supratingas. Suprantu, kad nuo kiekvieno įgulos nario priklauso tas saugumas kito nario. Tai va, tai ir grįžtant prie mūsų projektų, kad kai supratom, kad tėvams reikia paaiškinti, irgi aš įsivaizduoju, kad gyvenant kaime, nežinau, vidurio Lietuvoje, su visą pakarvą mes augina gyvulius, augina, reiškia, maisto produktus, žemės ūkio visus produktus, viskas tvarkoj, bet tas turbūt jaunuolis užaugęs tam kaime, jis net neįsivaizduoja, kad gali kitaip gyventi. Bet juk tėvai vis laik nori savo vaikams geriau. Todėl mes ir nusprendėm, kad pabandyti nuvežti jūrą į Lietuvą. Ir pirmas projektas buvo, vežėm taip pat sugalvojom, per kelias savaitės suorganizavom, visi partneriai, jūruomenė, mokymų įstaigos yra Jūrų akademija, Lendinau centras, kas yra važiavo su mumis muziejus. Susirinkom į kompaniją, tie patys įgulo įdarbinimo agentūra, kapitonai, jūrų kapitonų asociacijos atstovai, pasiėmė autobusų, nuvažiavom į Marijampolę. Ir iš tikrųjų rezultatas atspindėjo tai, ką mes ir galvojam. Žmonės nepriima jūros kaip terpės, kur galima dirbti ir gyventi. Taip. Tai yra priima jūrą kaip valstybė prie jūros, tai yra paplūdimio valstybė, tai yra kepta duona, čeburėkai, pasideginti, įsimaudyti ir jie skaičiuoja jūrą, kiek kartų maudysi jūrą. Nu, tai taip, irgi taip galima, viskas tvarkoj, bet kai mes pradėjom pasakot vietoj, pas mus lankėsi mero komanda, tai kokią valandą gal bandė bandė valdyti laivą, mes jam pasakom apie galimybės, mes suprantam, kad mes taip atimtumėm gyventojus kažkiek iš tų miestų, bet jiems suteiktumėm platesnį supratimą. Mes mėgstam sakyti taip, kiek jūs matėt, pavyzdžiui, Utenoje, nežinau, Kėdainiuose, kiek matėt praeinančių jūrininkų su uniforma. Nors visi sakom, jūrinė valstybė. Taip. Bet tokio, kad tai būtų kaip Olandijoje, Belgijoje, kaip aš sakau, tos šalis kvepia jūrą. Jos turi savo mentalitetą tokį jūrinį. Taip, mes vis laik sakau, kad 100 metų nuo tada, kai mes tapom jūrinė valstybė, yra per trumpas laikas, kad atsirastų tradicijos ir supratimas. Tai grįžtant prie mūsų projektų, kad tai mes norim irgi danešti žinią apie jūrą ir kad tai taptų tradicijom. Tai va šiais metais antras sykį važiavam, vežėm jūrą į Lietuvą, šį kartą jau stipriau pasiruošę, buvo daugiau mūsų, reiškia, ir bendruomenės, jūruomenės, prisijungė karinės jūrų pajėgos, net jų orkestras važiavo ir važiavo net pakrančio apsaugos tarnyba ir nuvažiavom į Tauragę. Tikrai dėmesio nestigom, iš tikrųjų žmonės domisi ir jiems tai nauja, nes kai buvom pirmą... Gal Tauragė jau netoli, aš kažkaip įsivaizdavau, kad bet jau... Bet vėjas, matai, šiaurės vakarų nuneša. Nedaina iki Tauragės. Taip, Tauragė kažkiek arčiau, bet tokio, sakykime, tiesioginio supratimo gal vis tiek trūksta. Tai planuojam kitais metais važiuoti į Alytų. Kuo toliau nuo jūros, kuo mažiau kvapo jūros, bet mes ją danešim. Tai vienas iš projektų tokių paprastesnių, kuriais mes norim atkreipti dėmesį, kad
vežam jūrą į miesto šventę, kur žmonės įpratę ateiti pasigrožėti kokiu koncertu, galbūt šašlyką suvalgyti, ten kažką atsigerti su vaikais ir kad pamatytų, kas tai yra jūrininkai. Tai va, šitas projektas labai mums patinka, šiais metais prisijungėme tiesą ir Klaipėdos miesto savivaldybė ir prisidėjo ir pagelbėjo su transportu. Antras projektas, kuris toks galbūt nuo jo reikėjo pradėti, kaip tu paminėjai, Dangės rally festivalį, galbūt pavadinimas ne visai jūriškas iš tikrųjų, mes pavadinimu labai irgi ilgai galvojom, kaip pavadinti, nes iš tikrųjų tai, ką mes padarom jūroje, nepadarysi iš tikrųjų kol kas, bet viskas ateityje pas renginys transformuojasi. Buvo idėja tokia, kad Dangės rally festivalio idėja tokia vėlgi, kad komandinio darbo pagrindas yra visa ko gėrio, ne? Didžiulių tikslų pasiekimo. Tai va, Dangės rally festivalio metu turim varžybas drakonų valčių, kurioje valti, nežinau, dar vienos tokios sporto šakos, kur vienoje komandoje vienu metu būtų 22 žmonės. Nežinau. Vienoje komandoje? Jo, iš karto aikštelė arba veiktų, ne? Tai pirmas dalykas, į ką mes atkreipėm, tai yra noras parodyti. Šitas festivalis yra siejamas su jūros diena, kuri yra rugsėjo 25 buvo, rugsėjo vidury, tai yra antroje pusėje, pasaulinė jūros diena skirtas. Ir tuo pačiu pirmakursių susipažinimui ir dalyvauja mūsų ir akademija, ir šiais jau 3 metai, visi 3 metai, Ftechas dalyvavo komanda. Ir tam, kad pirmakursiai pamatytų ir suprastų tą komandinio darbo bendrumą. Aišku, prisijungia daug komandų iš naujų komandų, iš miesto, atvažiuoja iš kitų miestų komandos. Renginys transformuojasi vis į tokį, kaip pasakyti, naudingą komandinio darbo mokyklą. Nes idėja yra ta, kad tarp irklavimų būna ganėtinai nemaži tarpai žmonėms, ne, sportininkams, jie turi ką veikti. Tai mes, kad užpildyti tos tarpus, nusprendėm tokią idėją. Reiškia, vienas dalykas vyksta edukacijos jūrinės. Ir antras dalykas – rungtis papildomos komandom, kurios būtų naudingos ir susijusios su jūra. Tai va, viena iš rungčių yra žmogaus gaivinimas. Tos komandos, kuri 3 kartą dalyvauja šiais metais, mūsų net instruktoriai buvo nustebę, sako, jau galėtų būti paramedikais, taip gerai ryškiai gaivino. Kita rungtis yra mazgų ryšimas. Tai ne tik, kad žmonės mato, kad ryšia, bet jie turi surišti. Tai jau komandose yra žmonių, kurie puikiai ryšia mazgus. Ir trečias viktorina, tai yra praplečiam komandų svečių, vietinių, nevietinių, atvažiavusių, žinojimo jūros supratimą ir faktus apie jūrą. Tai ir paturėjo jau 3 metai jau vyksta šitas renginys, jau man smagu, kad girdžiu, kaip žmonės vadina jau jį tradiciniu, kad tai miesto šventė. Tai ir tą linkme mes eisim ir su komandom šnekėjom šiais metais, kad jiems labai patinka, jie čia nori ir jiems ta jūra tikrai atrodo kitaip. Ir planuojam bent kol kas kitais metais organizuojant padidinti tų rungčių kiekį. Vūbraskė, atsiprašau, net nežinau kaip lietuviškai, kaip svaidyklė turbūt. Metlinė. Metlinė? Metimas, taip, jo, metlinė. Metlinės metimas rungtis tokia yra, kai meta, reiškia, svorį su linu. Gelbimo rato metimas, ne? Tai va, tokias naudingas rungtis bandysim dar papildyti. Ir trečias renginys, kuris beje labai, mano manimu, yra iš tikrųjų toks vykęs. Praeitais metais mes pirmą kartą suorganizavom Klaipėdoje jūrinę stovyklą. Ir būtent vėlgi akcentuosiu, kad jie dalyvauja vaikai iš vidurio ir tolimosios Lietuvos nuo jūros. Tai yra, mes atrinkinėjom jos, pirmą kartą stovykla buvo organizuota 16 vaikų surinkom. Jie gyveno akademijos bendrabutį, turėjo 17-18 edukacijų per savaitę. Savaitė stovykla buvo, stovykla nemokama. Ir stovyklos rezultatas viršijo mūsų lūkesčius kokius 200%, nes per tą savaitę vaikai, jaunimas, atsiprašau, ne vaikai, tai buvo 15-17 metų jaunuoliai, pamatė ir iš šių posakių, galite net filmas YouTube yra dėtas, visi filmukai dėti YouTube, kaip per tas kelias dienas pasikeitė jų nuomonę apie jūrą. Jie pamatė jūrinės specialybės iš jų, reiškia, darbo vietų. Pabuvo laivuose, pabuvo krovos kompanijose,
muziejuje pamatė jūrą iš vidaus ir iš istoriškai, akademijoje pabandė pavairuoti ir Naujikonte gesino kažką. Tai yra, parodėm jaunimui, kur jie galėtų surasti save ateityje. Iš 16 vaikų įstojo iškart 4 į Lindenau mokymo centrą, tai yra, jie ten dabar jau kitais metais užbaiginėja Eisiu į jūrą, ir dar 2 šiais metais įstojo į akademiją, navigatoriais. Jie buvo tai toks rezultatas mus paskatino labai ir visi, reiškia, mūsų partneriai, jūrinės bendruomenės partneriai, kurie organizavo ir padėjo mūsų su reiškia, edukacijom, įvertino labai teigiamai šitą projektą ir šiais metais jau atrinkom, taip išėjo, kad gavosi 19 jaunuolių atrinkom, irgi buvo savaitė, 17 edukacijų, karinės jūrų pajėgos pasiėmė visai dienai, išsivežė jūrą, laivų, karinių laivų. Tai pirmą kartą karinių pajėgų istorijai, kai jaunimas išvežamas į karinių laivų visą dieną į jūrą pratyboms. Aš manau, jie po truputį irgi supranta tą svarbą, nes taip pat kaip jūrininkų trūksta pasaulyje, kaip Lietuvoje trūksta, taip ir karinės jūrų pajėgose trūksta. Ir jie atsiveria visuomeniai, kaip ir visa turbūt kariuomenė atsiveria, ir čia tik į naudą tiek mums, tiek jiems patiems. Jūsgi ruošiate jiems navigatoriams. Tai pratęsiant stovyklos idėją, tai šiais metais organizavom, didžiulis dėkui buriavimo, Klaipėdos miesto buriavimo asociacijai, sudarė galimybę paburiuoti jaunuoliams. Tai įsivaizduokit, kiek pasikeitė jų supratimas ir jie visi buvo taip tiesiog nustebinti. Taip, dažnai kyla klausimas, kodėl tik 16, kodėl tik 19, ar negalėtumėt 2 savaitės daryti, kodėl ne 200. Šita stovykla negalėtų turbūt funkcionuoti didesnių kiekių ir dažnumu ar ilgumu, kažkiek galbūt prailginti galima, bet reikia suprasti ir fizinius dalykus, kad jūruomenė irgi dirba ir gyvena, vasarą mokymų įstaigos irgi būna nesukomplektuotos, labai sudėtinga, bet ne dėl sudėtingumo. Bet norim, kad iš tikrųjų tie vaikai, jaunimas, kurie pabuvo stovykloje, neštų tą žinią tiesiogiai savo draugams mokyklose, gimnazijose ir pasakotų. Ir dabar jau 2 kartos yra pas mus. Mes po pirmos stovyklos aplankėm visas gimnazijas, kurios norėjo mus matyti, iš kurių buvo vaikai. Ten inauguravo mūsų jaunuolius, kurie buvo stovykloj, mūsų, kaip sakyt, atašė, atstovais jūros. Ir jau dabar, kai susitinkam, pasimatom jau tokia didelė šeima. Tai šitos projektus vykdom, kaip paminėsiu, dar sėkiai tam, kad parodyti, kad yra galimybė nevažiuoti, statyti namų į Norvegiją ir rinkti braškių iš Švediją, o galima tapti jūrininku ir puikiausiai dirbti savo naudai ir valstybės labui. Tai, Aleksandrai, prie tos rubrikos jūriniai posakiai, aš turiu tokį vieną, kurį girdėjau, ne mano autorinis, bet toks įdomus posakis, kad per pirmą parą štormo metu laive visi atranda savo vietą. Tai ir daiktai, ir žmonės, tai gal jūs turit kokį posakį, kuris taip galėtų... Jo, tai kad aš susimaščiau, tai rodo, kad nelabai ruošiame šitam pokalbį, o tiesiog improvizuojam, sakom kaip yra. Nežinau, man tai vienintelis turbūt tas posakis įstrigęs labai gyvai įsėdęs yra gerbiamo kapitono Sigito Šilerio, kad jūrą reikia gerbti ir kad jį nepaleidžia. Aš tiesiog tokį posakį galbūt neturiu, bet iš savo patirties žinau, kad jeigu jam pasigavo, jinai valdo. Tai jūra kokia bebūtų. Ir posakis mano, tai labai paprastas, iš tikrųjų, kuris susijęs su jūra, tai kiekvienas iš mūsų turi savo horizontus. Ir linkiu kiekvienam jį surasti. Ir žinoma, geriausias horizontas yra, kuris yra prieš jūrą. Kągi, ačiū Aleksandrui ir geros dienos. Ačiū.